Šiandien prisiekė naujasis Seimas, kuriame 77 naujokai, 5 sugrįžę po pertraukos ir 59 perrinkti dar kartą. Pagal sudėtį Seimas pasikeitė daugiau nei pusė Seimo narių, 40 žmonių yra iš savivaldybių, tai štai toks tas naujasis Seimas, o mūsų studijoje Arūnas Valinskas, buvęs Seimo pirmininkas, taip jūs pristatysiu, jeigu galite. Gerai, prašau, pavadinti, kaip nepavadinti. Labas vakaras. Tai ką, daug naujovių naujajame Seime, žmonės norėjo permainų, į tą sudėtį žiūrint atrodytų, kad permainų turime. Sudėties permainos, jos negarantuoja. Kiekybė negarantuoja kokybės. Taip. Nes lygiai taip pat, jeigu mes sukeisime, sakysim, mūsų ne visą laiką gerai žaidžiančius futbolininkus rinktinės, aš turiu menį, tai gal mes pralaimėsim kitai komandai ne 0-4, o 0-8. Taip, kad tai skaitaliojimas pozicijomis ne visą laiką garantuoja rezultatą. Jūs taip kalbat, lyg netikėtumėt, kad naujasis Seimas, atsinaujinęs Seimas, atnaujins, atšviežins mūsų politiką ir visą politinį gyvenimą. Aš labai tikiu ir manau, kad šioje vietoje tie nepatyrę žmonės, jie kaip tik ir gerai, nes bent jau, sakysim, pirmosios sesijos metu jie tikrai leisis vadovaujami ir bus taip, kaip sugalvoja partijų vadai arba, sakysim, kaip numato koalicinė sutartis. Ir čia tas jų nepatyrimas būtent yra labai gera pati pradžia. Svarbu, kad tik tais, jie nebijotų tų žurnalistų ir visų kitų, nes aš jau matau šiandieną klausiu, kaip atrodo naujas Seimas. Naujokai. Tai jie atrodo dvejopai, dvi grupės. Tai pirmas pogrupės, jau tie, kurie yra pirmą kartą, bet jie turi patirties bendravimo su žiniasklaida, tarkim, kaip Virgilijus Alekna. Jis žino, kas yra minia, kas yra klausimai. Tokių yra. Bet didžioji dauguma yra tokių žmonių, kurie apskritai jiems dabar yra kažkokia tai žvaigždžių valanda, čia prožektoriai, žurnalistai, Seimas, visa kita. Ir jie, man nuoširdžiai jų šiek tiek gaila, nes aš matau, kaip jį pasimetė. Bet yra kita grupė pasimetusių narių, ne mažiau. Pasimetė tie, kuriuos išrinko ir pasimetė senbuviai, kurių neišrinko. Tai va šitie pasimetė labiau. Kurie labiau pasimetė. Būtent tie senbuviai, kurie neišrinkti. Ir jie visi sako, kad viskas gerai, nieko tokio. Mes puikiai jaučiamės. Jie taip ir negali sakyti logiškai, nes to, kas jau buvo, nebepakeisi. Ir dėl to graužtis būtų iš tiesų, šiek tiek naivoka. Tai jie to ir nedaro. Šiandien pas mus buvo Kristupas Krivickas, kuris trumpai pabuvo politiniai veiklo ir labai džiūgavo, kad jo neišrinko, neva toks ir buvo jo planas, galima suprasti, vien dėl to, kad sutaupys sveikatos. Jums daug sveikatos kainavo tame poste? Daug kainavo, bet galiu pasakyti, kad bet kuris darbas, kurį tu darai, tos sveikatos atima nemažiau, nes lygiai tas pats yra įrašinėti laidas, sakysim, kaip 3 dienas po 3, arba vesti 2-3 renginius per savaitę tiesioginiam eteryje. Jeigu tai darai, tai kainuoja labai daug. Lygiai tas pats, ar tu dirbi Seimo nariu, ar komiteto pirmininku, ar Seimo vadovo, ar pavaduotojo, jokio skirtumo. Tai šioje vietoje aš šiek tiek leisčiau savo pajuokauti, kad jo pavardė šiek tiek išduoda, kaip Rusija sako, kryvyt dušoj. Kartais pažiūrėjus į tuos senuosius Seimo narius, kurie ne pirmą kadenciją. Pavadinkim tai buvusius. Kai kurie ir dabar, kurie tebėra, tai kartais atrodo, kad labiausiai iš visų organų ir sistemų, labiausiai turbūt jie nustekeno savo kepenis, būdami Seime. Ne, atvirai šnekant, gal ir labai norėtų, sakysim, labai lengva sensacija. Žiūrėkit, kaip visi žurnalistai sulėkė, kažkoks teisėjas gerokai įkalęs arba kad ir šiek tiek įkalęs kažkoks televizijos laidos vedėjas per Velyką. Tai yra šventė, yra antroji Velykų diena, padarai žmonėms šventę. Ir čia tas pats. Betgi neplanavot jūs to šventės atvirai, jeigu kalbat. Bet neplanuoju ir padovanoju šventę, tai ir pačiam siurprizas. Tai va. O atvirai šnekant, tai visur visokių yra ir mes renkame dalį savęs. Mes negalime išrinkti parlamento iš Latvijos piliečių arba geriausių Vokietijos piliečių. Mes renkam dalį to, kokiais esame patys. Ir pasitaiko visokių. Yra abstinentų, yra vienas, sakysim, rūko, kitas nerūko, yra vienas taurelę padaro, kitas griežtai ne. Tai šioje vietoje mano amžinatilsį vienas dėstytojas sakydavo, visai nesvarbu, ar tu išgeri ar ne, bet jeigu tu tai darai, tai svarbiausia yra žinoti, kada, kiek ir su kuo. Tai va šioje vietoje čia yra esmė. O dėl kepenų aš nesutinku.
Pone Valinskai, apie Seimo pirmininko poziciją, kalbant, jeigu va, taip mes dabar grįžtume į tą laiką, kai buvo rinkimai, tada tą naktį, ar jau ne? Jau oda pagaugais, man atrodo. Ne? Tai tos procedūros visos ir štai kandidatą dabar mes jau irgi turime Viktoras Pranckietis, profesorius, visokiausių tų nuomonių. Vieni sako, kad čia puiku, nes tai yra aukšto lygio žmogus, sakykime, pats daug patirties turintis savo srityje, profesorius, bet ne politikoje. Ir apžvalgininkai sako politinis nulis, marionetė, bet čiagi puikiausias ir jūsų pavyzdys, ar ne? Šiuo atveju ne politikas, taip, savo srities profesionalas, užimantis tokį postą. Matot, vienas dalykas yra iš tiesų, tai, kad jis yra dirbęs, sakysim, dėstytojų, tai duoda jam bendravimą su auditorija, su žmonėmis pliusą patirties. Tai yra būtina. Aplinkybės jos yra kitokios, nes visi studentai, kurie tavęs klausosi, jie yra, tiesiog, tu esi jiems dievas. Čia sėdi 140 vilkų, iš kurių nemaža dalis pasiruošusi tam bet kurio kluptelėjimu iš karto kipti į gerklę. Atsistoti ir mikrofoną ir ten pradės aiškinti statutą ir taip toliau. Šiek tiek yra, bet tai pataisomi dalykai trūkumas, sakysim, lyginant būsimojo Seimo pirmininkų ir mano patirtį. Aš šiaip ar taip esu teisės mokslo magistras ir teisės, sakysim, ir įstatymų priėmimas šiek tiek skiriasi nuo tos veiklos, kurią jisai dėstė. Taip, bet visą laiką yra labai geranoriški sekretoriato darbuotojai, Violeta Jureckienė, tikrai mano labai mylima ir labai gerbiama Violeta, linkėjimai. Be to, viską galima labai išspręsti saliamoniškų sprendimų. Tie visi dalykai, kuriuos turi daryti Seimo pirmininkas, jisai gali deleguoti savo pavaduotojams. Ir pirmoji pavaduotoja bus Rima Baškienė, kuri puikiai žino visas procedūras. Ir Seimo pirmininkas gali tik paskelbti pirmąjį posėdį, o po to po pusvalandžio pasikeisti ir visam įstatymų priimimo traukiniu jau vadovauja kitas mašinistas. Viskas. Tai čia nėra jokių problemų. Klausimas, kaip į tai reaguos spauda, sakys, na ir vėl kažkas blogai. Seimas dirbs. Neišvengiamai nuo to, kaip Seimas dirba, mes kasmet stengiamės gyventi geriau. Bet yra kitas dalykas. Paminėjote rinkimus. Didžiausia intriga, aš net nebejoju, kad išrinks Seimo pirmininką iš pirmo arba iš antro balsavimo, ir taip yra buvę, bet iš pirmo. Po to jisai teikia pavaduotojus. Ir pavaduotojų, kiek aš suprantu, jie yra padalinę 4. Turėtų. Tai 2 eina darbiečių, 1 eina iš partnerių, tai turėtų būti Butkevičius. Turėtų būti. Ir kažką matyti siūlys opozicija, konservatoriai. Klausimas, ar partiečiai socdemai, kadangi balsavimas yra slaptas, nenorės eilinį kartą įspirti jau gulinčiam Butkevičiui, jo neišrinkti, nes jeigu jie balsuoja prieš arba dalis jų, ir mes turėsime, va čia yra didžiausia šio vakaro intriga, ar išrinks Butkevičių pavaduotoją. Tai pažiūrėsim, Antanas Minkus, ką tik prisiekė, socialdemokratų partijos narys. Mario, vienas vyriausių Seimo narių ir iš tikrųjų išrinktas gimtojoje Palangoje. Jūs, kaip jūs Nidoje, jūsų nekilnojamas turtas, ar ne? Nidoje ir Kipre, ne Palangoje. Tai aš dar dėkoju, kad Kipras neįeina, sakysim, į apygardą. O Palanga įeina į bendrą pajūrį, jeigu aš neklystu, apygardą. Ten Nida, dalis Klaipėdos ir visa Palanga. Labai nedaug liko. Emanuelis Zingeris, Remigijus Žemaitaitis, Rokas Žilinskas visiškai jau į pabaigą priesaikų ceremoniją ir tada, suprantu, jau prasidės visi Seimo pirmininko rinkimo procedūriniai. Ne, jie dabar darys pertrauką, kelsis į darbinę salę ir ten bus pats įdomumas. Ir šiaip šiandien aš stebėjau jūsų laidą priesaikos metu nuo pat pradžių ir buvo tokios įdomios prognozės. Aš su kai kuriom nesutinku. Labai dažnai prognozuoja būsimąjį valstiečių ir žaliųjų skilimą kaip frakcijos ir esmė 2 priežastys. Kad jų yra daug, kad nesusitars tarpusavę ir kad jie neturi vertybių. Apverskim viską šiek tiek. Būtent tai juos ir vienyje. Vienas dalykas, kai jų yra tiek daug, jie neturi kur eiti. Na, ką tu dabar iš šitos partijos išeisi į socdemų frakciją, jiegi toj pačioj koalicijoje. Pas konservatorius. Apie tai, kad galėtų būti kaip atskira frakcija, jeigu, sakykime, Saulius Skvernelis išsivestų dalį. O kur jisai išsives? Vat nėra kur išsivest. Kitas dalykas, kaip sako, jie neturi vertybių, nemaža dalis net ne partijos nariai. Būtent tas vertybių nebuvimas jiems ir leidžia neįsižeidžiant priimti kito nuomonę. Nes pažiūrėkit, koks buvo
triukšmas konservatorių, sakysim, partijoje, kai visi ėjo prieš Gabrielių Landsbergį, kai jis pasisakė už, sakysim, vienos lyties asmenų santuoką. Kas kilo? Už tai, kad vertybės įžeidė. Čia to nėra ir nebus bereikalingų konfliktų. Tai šioje vietoje aš manau, kad tie du faktoriai, kuriuos labai dažnai mini apžvalgininkai, kaip tai išardys frakciją, ne. Tai ir jiems leis dirbti labai ramiai ir nesiplėšant. Bet vis dėlto tai asmenybės, žmonės, kai kurie dirbė savivaldybių tarybose, kai kurie iškart įšokia į Seimą ir kaip čia šiandien dažnai apie tai kalbėjom, kad pasijaus, kad aukščiau tik dangus. Aš šitą minėjau, kad manau, nes ne frakcijos skilimo, o įtampos frakcijų atsiradimo priežastis bus tikrai tai, kad manau, kad tai prasidės jau pavasario sesijoje. Nes jau visi apsiprasio su to visu. Dabar tai dar taip, kaip tie maži viščiukai. Biudžetą iš pradžių, o tada jau susirinks. Biudžetas, visi labai sureikšmina tą biudžeto, sakysim, buvimą. Kai pats, sakysim, valstybės pajamos auga, net biudžeto nepriėmimas nėra jokias tragedija, vien todėl, kad jo nepriėmus galima gyventi 1/12 režimu. Kiekvienam mėnesiui atrežiama prieš tai buvusio biudžeto 1/12 dalį. Viskas. Taip kalbat, bet tada, kai jūs buvot koalicijoje ir atėjot, oi, kaip svarbu buvo. Tada taip, tada buvo tiesiog gyvybės ir mirties klausimas, nes reikėjo priimti atsakymą. Tai buvo. Aš priminsiu dar vieną posakį, kurį jūs sakėt, kai ėjote rinkimus, sakėte, su mumis bus linksmiau. Mes vienintelė partija, kuri iki 150% įgyvendino tai, ką sakė. O kaipgi šiuo atveju jūsų manimo bus su šiuo Seimu? Bus iš tiesų pati pradžia ir juokinga ir man gaila tų naujokų, nes jie išėjo iš komforto zonos. Aš stebėjau jūsų vedamas rinkimų laidas, aš mačiau ir per kitas televizijas diskusijų laidas. Jūs esat įpareigoti tik suteikti žodį. Ir tai išsprūsdavo vienas kitas toks jau šypsenėlė tokia ironiška. Kaip žmonos, kuris sulaukė vyrą, nu tai jau parėjai, nu tai jau pasisakė. Bet dabar viskas, pergalė šampanas išgertas, tos ne visos partijos ir šovė, viskas, pagyrimai baigėsi, išklausimai baigėsi, prasidės juodas dirbti ir prasidės dabar tas persekiojimas. Ir aš šiandien matau, kad žmonės, kai kurie suirzė, jie nesupranta, kad viskas per vieną naktį apsiverčia. Ir kitas dalykas, pirmiausia, tikrai Seimo pirmininką išrinks už tai, kai taip nusprendė dauguma ir jie turi 79, dar Lenkai palaikys, tai čia visai ramiai. Bet pasiklausyti, pirmiausia, kokiais argumentais, nes opozicija balsuoja prieš, kokiais argumentais jie kalbės prieš būsimąjį Seimo pirmininką Viktorą Pranckietį. Aš savo atsimenu vieną esminį dalyką, tai be visų kitų, tai Petrą Gražulį. Jūs pažiūrėkit, ką mes renkam. Taigi šis žmogus dar rugsėjo gale, ekrane, grabe su kaukolė vartėsi. Ką tai turi bendro su Seimo pirmininku? Aš neįsivaizduoju. Įvaizdis, ponia Arūnai. Nu tai lygiai taip pat sakysi, žiūrėkit, mes renkam žmogų, kuris tik šakeles ganėt, moka ir mėšlų trešt. Viskas. Tai ką aš čia... Bet kuo Janutinė prisipažino, kad jis ją mokė šakeles ganėt. Va. Tai labai gerai, sakys, bet čia reikia ne šakeles ganėti, o Seimo medį auginti. Kiek jūs duodat laiko šiam Seimui iki pirmųjų rietenų? Pavasario sesija. Ne, šitoj sesijoje bus. Šitoj. Manau, kad taip, nes šitai pakankamai kada baigia prieš Kalėdas, prieš kūčias. Kūčių vakarą iš principo jie baigia. Tai bus visko, bet esminiai prasidės pavasarį. Bet aš atvirai šnekant, manau, kad socdemai tikrai išbus koalicijoje, nes jiems nėra kur trauktis. O šitie liks daugumoj, nes nėra kur išeit. Nu, tu dirbi daugumoj, turi tiek pareigybių ir viso kito, ką tu čia lakstysi. Viskas taip ir bus. Konservatoriai, liberalai opozicijoje. Puikia opozicija. Puiki. Manau, kad jūs patirties turite, tai... Ne, jie tada buvo mūsų partneriai. Taip, nu tai aš tą ir turiu menį, kad jūs dirbot su jais, bet dabar, sakykime, jie opozicijoje ir į kokį iš jų galima tikėtis. Tikrai galima tikėtis, kad opozicija turės žymiai didesnius dantis, negu kad buvo prieš tai kadencijoje. Nes iš tiesų, turbūt suprato ir konservatoriai, ir asmeniškai Kubilius buvęs lyderis opozicijos, kad jie nemažą laiko tarpą tiesiog pramiegojo ir praleido vėjais. Jie neišnaudojo situacijos. Kitas dalykas, viskas sujaukė, būtų viskas visiškai kitaip, jeigu ne tas nelemtas 106 000 eurų skandalas ir tuomet būtum turėję visiškai ką kitą. Tai šioje situacijoje konservatoriai jie
tikrai pakankamai daug gavę balsų, 2 mažiau negu prieš tai turėjo, bet liberalai jie stengsis įrodyti, kad ne veltui žmonės šiuose rinkimuose jais pasitikėjo. Ir jie, manau, kad ir bus viena iš pagrindinių ašių opozicijos, net ne konservatoriai. Reikia, kad opozicija būtų konstruktyvi opozicija, o ne tik tai tokia, kuri, na, sakykime, tik tai kiša pagalius į ratus ir kritikuoja vien dėl kritikos. Na, konservatoriai, ne vienas apžvalgininkas yra pasakęs, kad, na, kandanti partija dažniausiai atveju gazdinanti, ar ne, įvairiausiais Rusijos baubais ir taip. Aš už tai ir užsimenu, kad konstruktyviaja opozicijos ašimi turėtų būti liberalai. Juk jų tik tais 2 mažiau negu konservatorių. Ir be to, aš manau, kad jie ko gero nelabai ir apsireikš kaip opozicinė jėga. Jie bus atskira frakcija, kurie turės savo nuomonę. Nes jiems įlįsti į opoziciją ir vėl į konservatorių šešėlį, jiems tai ko gero nežada. Tai va, čia jų sprendimai. Bet opozicija bus tikrai, tikiuosi, kad ta, kuri privers dirbti ir greičiau mokytis tuos naujuosius ir susikaupti tuos senbuvius, kurie jau yra. Česlovas Juršėnas, su kuriuo mes pradėjom šiandien laidą, sakė, kad jį pakvietė visuomeninio konsultanto pareigomis, patarėjo būsimasis Seimo pirmininkas Pranckietis, jeigu jį išrinks, greičiausiai, kad taip ir bus. Pas kuriuos jūs eitumėt patarti, jeigu pakviestų? Pas liberalus tikriausiai. O aš tikrai nesiruoščiau kažkur patarinėti, nes... Jeigu jau visai to darbo nebūtų... O jūs, tarp kitko, neturėjote jokio patarėjo, kai niekas jums nepatarinėjo. O gal vertėjo, ne? Ne, kad mes paskui su Česlovu Juršėnu susitikome jau į 2-3 savaitę ir aptarėm, sakysim, tos būsimuosius ten apskritai įstatymus. Aišku, jie buvo prieš, nes buvo opozicija, bet mes kalbėjom apie Seimo pirmininko darbo, sakysim, subtilybės. Jisai neturėjo jokių pretenzijų dėl apskritai posėdžiavimų. Su ponu Juršėnu. Jūs sakėte, esantis 1 iš 3. Jisai sako, kad Seimo pirmininkas yra 1 iš 141. Taip, valstybėje jisai yra vienas iš 3 pareigūnų. Ir aš, pavyzdžiui, dabar džiaugiuosi, nes labai didelė intriga, kaip ponas Karbauskis stengsis, kad, sakysim, ta politinių galių centras persikels galų gale į Seimą. Nes dabar Seimas pagal konstituciją yra kaip ir 1 vietoje, formaliai 2, o faktiškai yra 3, nes vyriausybė viską tvarko. Ir kaip jūs įsivaizduojate, ar pavyks, na, naujoji valdžia deklaruoja, kad reikia ieškoti to konsensuso ir susitarimo tarp 3 institucijų, tai yra prezidentūra, vyriausybė, Seimas. O tai ką su vyriausybė ten tartis, jeigu jūs ją ir deleguojat? Čiagi jūsų kolegos, jūsų partiečiai, jūsų koalicijos nariai. Su prezidentūra iš tiesų visą laiką yra privaloma tai daryti už tai, kad yra įstatymo priimimo procese prezidentės parašas yra galutinis. Jeigu nepasirašo, tai tada po 10 dienų jau gali pasirašyti Seimo pirmininkas. Ir įstatymas įsigalioja. Bet yra kūrybinis procesas, bendras. O jūs klausėte šiandien prezidentės kalbą? Taip. Tai čia pasirodė... Čia toks, kai žinot, atvedė pirmokėlius tėvai į mokyklą ir mokyklos direktorė pasakė, jeigu jūs nesimokys, jūs esat mūsų viltis, jūs kai baigsit mokyklą, jūs ojojoj, bet jeigu jūs blogai mokysitės, tai bus nu. Tai aš taip pasijutau, taip salė, jeigu būčiau kaip mokyklos tėvų susirinkime, kur aiškina, tėveliai dėkoja, atvedėt vaikučius, ačiū panas Karbauskį, o dabar vaikučiai klausykit. Bet tam tikra žinutė buvo pasiusta, sutikite? Be abejo, be jokios abejonės, bet... šioje vietoje, na tai tik toksai bandomasis, kaip sakyti, žvalgyba žodžiais, žvalgyba tokiais namų darbais. Bet pažiūrėsime, kaip tie namų darbai taps realybė, kai tie pažadai, ne prezidentės liepti įstatymą, bet Seimo narių mažinimas, ministerijų kėlimas ir toliau, kur reikia, ten daug dar dalykų yra, kur reikia daugumos konstitucinės. Ir dar trumpas klausimas, trumpas atsakymas paskutinis. Taip. Ar jūs pritarėte tam, kad kas aukštai iškyla, žemai krenta ir žmonių lūkesčių prasme ir valdžioje? Kuo aukščiau, to žemiau? Be jokios abejonės. Tuo, kad lūkesčiai visą laiką yra didesni, nes šį kartą žmonės išrinko ne valstiečius ir ne žaliuosius, ne Karbauskį. Jie balsavo už savo viltį. O viltis visuomet jos linkusios sudužti, kai atsimuša į kasdienybės ir įstatymų ledkalnį. Tai neišvengiama. Viltis miršta paskutinė, Arūnai. Gal nemirkim dar kol kas. Ačiū, kad atvykot. Oi, kur čia mirt, kad žmogui jubiliejus, ar žino Lietuva, kad Valinskui tuoj 50? Dabar jau žino. Dabar jau žino. Tai